Gal geriau tiktų ne New Year, New Me, o New Year, Better Me. Ne, nesutinku. New Year, New Me skamba tiesiog geriau. Vienas didžiausių tikslų šiais metais tai yra, sudalyvautose varžybose, kultūrizmo. Gal realiai geriausias metas pradės sportuoti nėra naujieji metai, kai ten užsipildo tos salės ir ten gaidys, ten nėra vietos. Ir vat per 6 mėnesius 2 kilus sugebėjau numest. Wow. Tas metas, kai gali nusimaikėti, gali pasirodyti. Žodžiu. Ne visiems aktualu. O, aš matau, kaip mano bytskė auga. Metabolizmas mitas yra. Ne. Nes pasakė, žmogaus kūnas kaip programa, kurią gali keisti. Kai toks ateina prie tavęs be kaklo, blemba, kaip man baisu būdavo. Bet man kojų dienos labiausiai patikdavo. Tu pana. Man, pavyzdžiui, nėra gražu panos, kurios turi tokią pat didelę krūtinę kaip ir čiūvai. Čia gal tu nenori, bet gal, žinai, panasai nori. Tikrai daugiau panų aš pažįstu, kuriam yra gražiau turėti didelės kojas ir didelį užpakalį, negu turėti milžinišką nugarą ir krūtinį ir vaikštų tokiem. Šiaip man gal šlykštų šitą dalyką girdėti. Šiandien galbūt patinka kaip tik tie tokie labiau, kurie turi to lašinuko, galima sakyti. Tai, pavyzdžiui, mūsų mokyklų, tai, wow, yra tokia Roma. Tu ateini kūno kultūrą ir tu ten kaip kariuomenė. Tave vertinu nuo to, ar tu ateini apsirengęs. Jo, pas mus irgi. Kas čia nesąmonė? Tai tavo mergina pasistengia, nes jie apsirengė, o tu ne. Laikas yra pats brangiausias dalykas šitam pasaulyje ir mes išvaistom mokyklai. Taigi labas, čia yra podcastas Nežmoniški žmonės ir aš esu Milda, čia yra Donatas, tenai yra Kajus, tenai yra Rugilė ir mes visi šiandieną kalbėsime apie naujako rezoliucijas. Taigi, ką aš galiu apie save pasakyti, kad labai mėgstu kūrybą, labai mėgstu kalbėti daug, dėl to ir esu šitam podcast'e. Ir kalbant apie naujųjų metų rezoliucijas, visiškai netikiu 2025 ir kiekvienų metų fraze, kad New Year, New Me. Aš esu Donatas. Aš buvau vyrų kalvės dalyvis, baigiau 2 metus. Galbūt greitai serialą pasirodysiu. Aš taip pat netikiu naujų metų rezoliucijom, man tai atrodo kaip savęs apgaudinėjimas ir melas. Ir su kiekvienais metais, man rodos, po truputuką tampa nerimtų dalyko jo keliu. Ir aš mėgstu sportuoti, nes neišsiaiškinu, kad tikriausiai esu labiau prie meno. Ir tikriausiai ir taip aišku, aš esu anime boy. Aš esu Kajus, kitaip gal kiti žinoma kaip Strazdelė. Mėgstu sportuoti, išbandyti naujus dalykus. Mokintis naujų dalykų, ne mokyklos, aišku, tenais mokslų, bet šiaip naujų skillų išmokti, mėgstu su žmonėm labai bendrauti, plėstą ryšius labai, o dėl tų naujų metų rezoliucijų tai irgi nelabai kažkaip tikiu, nes jeigu tu užsibrėži tikslą, kodėl tu laukt kažkokios sausio 1 dienos, kad jį padaryti, kai tu gali tuo pačiu momentu padaryti. Tai sveiki visi, mano vardas Rugilė. Tai šiais metais turbūt ir aš netikiu tom rezoliucijom, nes į šios metus pažvelgiau realistiškai ir jie prasidėjo gana šudinai. Nežinau, kodėl tiesiog nebuvo nuotaikos visiškai, vis dar nėra, kinda. Šiais metais tik tais, ką pakeičiau nuo visų kitų naujų metų, tai kad pasidariau 2025 bingo. Tai čia tokie kaip ir mini tikslai, bet tuo pačiu ir savęs išbandymas kažką naujo ar senai užsibrėžtų pasiekti. Man atrodo šiaip labai didelis fenomenas, kad anksčiau, kaip Rugilė sakė, kad nuo šių metų jau netiki to dalyku, kad tipo New Year, New Me. Ir man kažkaip irgi buvo taip, kad aš su draugais labai, turbūt mes daug kalbėdavom apie šitą dalyką, nes pas mane irgi anksčiau buvo tas, kad tipo, blemba, čia tipo naujieji metai, tai davai dabar nauji tikslai. Ir tai buvo irgi, kaip ką jūs sakė, tai kam lauktų naujų metų, kad užsibrėžtos naujus tikslus. Žinai, ką aš pasakyčiau, gal geriau tiktų ne New Year, New Me, o New Year, Better Me. Okay. Nes, tu techniškai vis tiek, tu
kiekvienais metais keities, nesvarbu, ar naujieji metai ar nenaujieji metai. Tai tu, arba į geresnę pusę gali keistis arba į blogesnę, tai obviously geriau pasirink geresnę. Bet žinai, Ne. Ne, nesutinku. New Year, New Me skamba tiesiog geriau. Geriau limpa. Better Me čia toks kažkoks. Geriausia, kaip patikrinti, ar tu pasikeitei po metų, tai tiesiog pasižiūri po metų, kur tu esi ir jeigu tu dar vis tai pačioj vietoj, tai tu nepasikeitei ir neįvykdai tų tikslų. Kodėl? Tai nes žmonės turi keistis, kad tobulėt. Ką tu turėjai minėti tą pačią vietą? Jeigu tu lygiai po metų užsibrėžiai naujus tikslus ir tu pasižiūri metus atgal ir tu tiesiog lygiai tas pats žmogus, tai tu neįvykdai tikslų ir tas pats žmogus. O jeigu pavyzdžiui, žmogaus tikslai pasikeitė, jis jų neįvykdo, bet jie pasikeitė. Kiti prioritetai atsirado. Bet jis neįvykdė užsibrėžtų tikslų naujam metam. Man kokias kyla idėjos, kad užsibrėži tikslą kažkokiam dalykui, kurį tu darai. Pavyzdžiui, man pažįstama ir... Koks vardas? Rugilė. Ir Rugiliai. Tinklinio žaidimas, ne? Tai pavyzdžiui, tarkim, labai stabiliai išmokti priimti smūgį. Ir per tuos metus, čia toks būtų lengvas kaip pavyzdys, kad įvyko tokia trauma, kad nebegali žaisti tinklinio. Tai tada reikia naujų tikslų. Tai čia jau visiškai kitas dalykas, tiesiog, kad nebenori to daryti. Čia jau tiesiog jau nebegali. Bet kas blogai su nenorėtų to daryti? Jeigu save pažįsti, kad pažinai per metus, kad maniau, kad man patinka, bet nebepatinka. Tu turi pušinti, tu turi išeiti iš komforto zonos, tu turi daryti dalykus, kurių net nenori daryti. O jeigu tau nebeaktualu? Tai tada ieškai kitų dalykų. Bet ar tu tada gali sakyti, kad likai toj pačioj vietoje ir esi tada prastesnis? Ir taip pat, kodėl reikia visą laiką daryti tai, ko tu nemėgsti, jeigu tai yra tavo hobis? Man atrodo, žinai, kad... Nesakiau, kad daryti, ko tu nemėgsti. Kad apskritai, tipo, kai yra pradžioj, ta prasme, tas irgi, tu sugalvoji ne kažkokį tikslą, čia nebūtinai, nežinau, prikabiniai, nebūtinai sugalvoji per naujus metus, ne? Ir tada tu tiesiog per metus pamatai, kad tu to tikslo nenori ar dar kažką. Nebent tai būna, tarkim, aš manau, kad kas yra susiję su kažkokia sveikatos dalykais ar ten blogom ydom, taip toliau jo, kaip ką jūs sako, tu turi save papušinti. Nes tu kitaip, tu neišgyvendinsi to kažkokio blogo dalyko. Jo, kitaip neauksi. Jo, arba nepriimsi, žinai, save gero. Bet jo, jeigu tipo, yra kažkoks dalykas, kur, tipo, šitas tikslas, pavyzdžiui, išmokti groti harmoniką. Išmokti groti harmoniką, net tau neberezonuoja šitas tikslas, nes, tipo, kam tau groti? Tai tada sugalvoji naują dalyką. Jo, tai būtent, man atrodo, kad reikia, žinai, pakaitilo, tipo tam. Čia būna tikrai užsibrėžiu tos New Year, New Me tikslus savo. Tipo, kad ir kiti žmonės galvoja, kad čia nėra tikras dalykas, bet, tipo, čia labai aš pasakyčiau, nuo žmogaus priklauso, kaip ar jisai yra pasiryžęs tuos tiklus įvykdyti. Man atrodo, žinai, kad, sorry, pertrauksiu, bet, tipo, kad tas naujakis būna visai geras tiesiog, kick-offas, tipo. Kad tu, jeigu neprisivertai kažkokio tais tikslo, žinai, paimti ir įgyvendinti, tas, nežinau, naujieji metai būna tokia visai gera pradžia, nes dauguma žmonių būna tuo metu motyvuoti. Jo, bet aš ką, pavyzdžiui, pasidarau metų pradžioj arba metų pabaigoj, dažniausiai visada, pasižiūriu, ką aš per šiuos metus nuveikiau. Kaip aš pasikeičiau, kaip aš pažydėjau iš vietos, nes, pavyzdžiui, pažiūrint į 2-4 metus, į 2-3, 2-2, tai aš galima sakyti, jeigu man 2-2 metais pasakytų, kur aš esu dabar, tai aš net nepatikėčiau tom žmogum, pavyzdžiui, o dar ką per šitus kitus metus ateinačius planuoju padaryti, tai irgi, daug dalykų. Tai gal tada reikia, apskritai tas New Year, New Me, gal net nelabai tinka, reikia pakeisti tą idėją, o tokį kaip refleksiją padaryti. Tai jo, tai kaip Rugilė sakė pradžioj, kad better me, žinai. Tas, kad... Bet čia vis tiek su ta idėja, kad judam toliau. Aš ką turiu minį, kad atsigręžt atgal ir pažiūrėti, kas nutiko. Bet man atrodo, kad tu būtum geresnis, tu, ane? Jo, tai tu žiūri į ateitį, bet tu tuo pačiu turi žiūrėti ir į praeitį. Tai čia tiesiog iš kurios perspektyvos tu pažiūrėsi. Čia tipo kinda kaip mokaisi iš klaidų. Jo. Jo, bet tuo pačiu metu daugelis jie užsibrėžia savo kažkokį tikslą ir jie tada bėga ir daro ir jo ten siekia. Jo. Ir jie nepasižiūrė atgal, ką jie jau pasiekė iš to. Ir tada įvyks koks nors burnautas, būtent dėl to, kad jie neprišeitina tai, ką jau padarė. Bet tai kas blogai yra su bėgimu ir siekimu tų tikslų? Nes sakau, įvyks burnautas. Jeigu, pavyzdžiui, mokiniesi piešti
Ir tada iš pradžių nemokėjai apskritimo nupiešti. Ir tada, tarkim, ten kaip PewDiePie'us piešė metus laiko ir dabar tu jau ten gali piešti anime girls laisvai. Tai jeigu tu vien tik toliau eis ir gaudysi kitus dalykus ir neatsiversi ten savo tų pirmų skečų ir nepažiūrėsi, nuo kur pradėjai, tai labai greitai galima sakyti, pamesti savo tą vaizdą, iš kur tu atėjai ir tada, sakau, pagrindinis dalykas tai yra burnoutas, kad tiesiog neignoruoti savo pasiekimo, aš tą turėjau menį. Nu jo, bet tiesiog tu eini, tu darai klaidas, tu pasimokai iš jų ir eini toliau. Gal žinai, man atrodo, kad dažnai mes tiesiog išsikeliam, ką tu turėjo menyje, ne? Bent jau kaip aš supratau, kad dažnai mes išsikeliam savo nerealistiškus lūkesčius ir nežinau, ir tarkim, vat tam bėgime, net toj tiesiog greito tikslo siekime mes tiesiog nepasižiūrim, neatsigrėžiam atgal ir nepamatom, neįvertinam savęs, nuo ko mes pradėjom, tipo, kokia buvo mūsų pradžia ir tiesiog, kad kartais kad mes labai, labai didelių tikslų siekiam iš karto. Mes nelipam kopėtėlę. Jo, bet dėl ko mes galėjom vis kilti konfliktą didelį, gal dėl to, kad tiesiog mes įsivaizduojam skirtingus tikslus. Kai kurie labiau achievable, kai kurie mažiau. Pavyzdžiui, aš labai geras pavyzdys šiaip galiu pasakyti. Mano vienas didžiausių tikslų šiais metais tai yra sudalyvautose varžybose kultūrizmo pavasarį. Ir tai pagalvoju, aš varysiu į tas varžybas, 99%, o pavyzdžiui, prieš 2 metus, tai iš visgi tenais kaulas buvau. Okay. Labai gerą pavyzdį sugalvojau. Aš ką turėjau menį ne tai, kad tikslai, o pasižiūrėti į jau pasiektus dalykus. Tikslus galime pamiršti trumpam. Pavyzdžiui, nauji metai, daug kas pradėjo sportuoti arba pradės ir eina į salę, pasportuoja 2 savaitės, ir jie meta tą salę, nes jie nemato rezultatų. Tai aš ką turiu menį, kad pavaikštai ten 2 savaitės, mėnesį, tą salę dar pavalgai gerai ir tada, ten pasifotkini, pasidarai selfie ir pasižiūri, kokie yra skirtumai, kas pasikeitė. Ir būtent tai gali labai priešeidant būti dėkingas tam ir tai sukelia tą norą. Bet žinai, per 2 savaitės tai nelabai ką ten pasibėsi, dėl to žmonės dažniausiai kuitina. Nepabūja, ne porą mėnesių. Esmė ta, kad pamatęs rezultatus ir juos įsisavinęs, tu turėsi tą norą toliau tęsti daryti tai, ką darai. Taip, bet čia tam reikia laiko, bet aš tai tikrai labai sutinku, rudenį tenais, žiemą, gruodį, nebūna realiai ten žmonių, tipo džimas gana tuščias, dar būna susirenka vakarais. Po naujų, kiek priejo, tiesiog neįmanoma nesportuoti. Ir tu matai, kad žalias yra tam džimas. Jo, ir tiesiog po 2 mėnesių, daugiausiai tie visi žmonės dings ir po to vėl atsiras, prieš vasarą, kur tie summer body, žinai, kad ateina, kad pasidaryti. Turiu klausimą, kaip tu save motyvuoji tiesiog eiti tolyn? Nesvarbu, kad, aš suprantu, išsikeli tikslą, bet vis tiek atrodo on the way, at some point kažkada bus, kad tu užstriksi jame. Kaip tu save pušini toliau? Šiaip nežinau, iš pradžių tai buvo tai, kad kodėl aš pradėjau iš vis vaikščioti, žinai, sportuoti. Tai tiesiog, kai dar buvau progimnazijai, tai buvau biški overweight ir tiesiog mane net mano draugai, tyčiasi iš manęs ir kiti žmonės tyčiasi iš manęs. Labai daug patyčių gavau dėl savo, žinot, išvaizdos. Čia kiek metų buvo? 14 gal maždaug jo ir pradėjau, tada, mes svorį, bet žiauriai nesveikai, aš ten valgydavau, iš vis nieko nevalgydavau, tam bananą, gumos ir tenais, gerdavau zero kolą, karadžią per dieną. Anoreksija šiaip labai lengvai, žinai, kitas ligas gali. Ir per 6 mėnesius 2 kilus sugebėjau numest. Wow. Ir po to, pradėjau, žinai, susitvarkiau gyvenimą, susipažinau su daug naujų žmonių, daug pažinčių gavau, pradėjau normaliai sportuoti. Ir dabar tiesiog pagalvojau, ant kiek aš atrodžiau. Ir dabar pagalvoju, kai iš manęs tyčiasi ir dabar, kai aš tiesiog ateinu į salę, žmonės ateina manęs paklaus patarimų, kaip ką ten daryti, padėk. Ir tiesiog, einu toliau. Žinau, kad galiu dar geriau, kad dar nepasiekiau pilno potencialo ir tiesiog einu ir man smagu. Bet, žinai, tas irgi, tada toksai, ar tu iš tikrųjų tai darai, ar tu esi išsikėlęs tą tikslą, nežinau, siekti tenai, tu sakai, užsiemi kultūrizmo, ne? Ja. Tai siekti ten kažkokio tai skūno, žinai, ar siekti, aš nežinau, ko yra siekiama kultūrizme? Išvaizdo arba geresnės jėga. Versijos savęs. Geresnės savęs versijos, žinai, bet tada
ar tai nėra, tipo, pakankamai toksiškas tikslas, dėl to, nes jisai ateina, tiesiog iš to, kad tu sportuoji ne tam, kad tu jaustumės gerai, bet tam, kad, kaip ir gerai atrodytų mane. Šitie dalykai eina kartu. Taip. Ar yra toksiška norėti būti geresniam? Ne, Realiai, bet aš net atrodo, kad pažiūrėjau, pradėjau sportuoti, galima pasakyti, dėl tų patyčių, bet po to tiesiog aš jau iš vis tą dalyką pamiršau, tiesiog tai darau, nes aš ir jaučiuosi žymiai geriau pasportavęs ir atrodo, aišku, ir tiesiog sportas man labai daug praplėtė ryšius, galima sakyti. O dabar tai tiesiog, kodėl, pavyzdžiui, to kultūrizmų pradėjau domėtis, nes tiesiog, čia galima sakyti ir dėl to, kad tada yra motyvacija sportuoti toliau. Ir dėl sveikatos šiaip galima, labai, aišku, sveikas dalykas. Vienas sveikiausių sportų džimas. Jo, aš tai, pavyzdžiui, pradėjau sportuoti praeitais metais vasarą. Ir į džimą. Jo, į džimą. Aš tinklinį lankiau ir kitus sportus, bet tą kilnojimą. Ir pas mane irgi tas kultūrizmas yra. Aš nesitreniruoju dėl jėgos. Man jėga neįdomu. Tam yra prietaisai šiais laikais. Bet aš pradėjau treniruotis, aš net nekreipiu dėmesį į tą kūną. Esmė yra savo mental state susitvarkyti tam džime. Aš pradėjau vasarą būtent dėl to, kad kol yra mokykla, tai yra tas toks dienos inkaras. Čia viena iš pagrindinių pamokų, kurias išmokau vyrų kalviai. Tai yra tas dienos inkaras. Tai yra kažkokia veikla, kurią veikia žmogus kasdien arba reguliariai, tai dažniausiai būna darbas arba mokykla. Ir kai ateina vasara, tai moksleiviai to dalyko nebeturi, tai tada jį reikia pakeisti. Ir džimas yra žiauriai šauni alternatyva. Todėl realiai geriausias metas pradėti sportuoti nėra naujieji metai, kai ten užsipildo tos salės ir ten būna vėžys eit. O kai... Vėžys. Aš realiai net nenoriu dabar eiti salę sekančias kelias savaitės, nes ten gaidys, ten nėra vietos. Okay. Tai geriausia yra vasara, nes tada daugelio žmonių nėra. Bet čia tik mokiniam. Čia mokiniam, jo. Bet čia ir skirta mokiniam. Paugliam, tai manau vis tiek gerai. Jo, tiesiog vasara yra best ir dar yra tas metas, kai gali nusimaikėti, gali pasirodyti. Žodžiu. Ne visiems aktualu. Man tai... Aš turiu gal kitą nuomonę apie džimus, nes aš bandžiau džimą. Ta prasme, dėl to kalbu iš patirties, bet pas mane irgi buvo lygiai tas pats dalykas, nes aš anksčiau labai turėdavau tą reikalą, kad aš išsikeliu naujus tikslus ant naujųjų metų, kas buvo turbūt mano didžiausia klaida, dėl to, nes jie būdavo labai nerealistiški ir aš tokia, tai davai dabar susiplanuojam visus savo metus ir prispaudžiam save gal kai kuriuose vietose visiškai ir tipo pušinį ir nepalieki visiškai laiko nei poilsiui, nei savo, nei tiesiog savo be kalties, ta prasme. Ir ta pas mane buvo toks dalykas, aš noriu geriau jausis, aš noriu geriau atrodyti. Pas mane buvo 2 kriterijai. Džimas puikiai tam vieta. Jo. Ir aš tenai nuėjau ir aš supratau, kokia turbūt aš jaučiuosi ten, aš ten labai nesaugiai jaučiausi ir aš bandžiau viską, tipo. Aš bandžiau eiti tenai ir į grupinės treniruotės, aš bandžiau ant kilimėlio ten daryti visokias nesąmonės, kokius ten pratimus aš surasdavau, tipo, aš neėmiau trenerio, nes man tiesiog buvo per brangu tuo metu. Džimą tiesiog ateit, tu nesidomėjai net ką ten daryti. Ne, tipo, aš žiūrėdavau pratimus ten visokius per YouTube, žinai, kur ten, tipo, sako, first time at the gym, watch this. Tipo, tiesiog for beginners, nes aš galvoju, blemba, tai aš labai buvau gal išsigandus to dalyko, kad aš jeigu ateinu į džimą, man iškart trauma garantuotų. Nes aš save pertempiu, ten nežinau, aš pradedu kilnuoti kažkokius svorius nerealistinius ir taip toliau. Man džimas su tuo visą laiką asocijavosi. Ne tėvų įtaka. Gal tėvų įtaka šiaip, jo. Pas mane aplinkoj džimas daugumoj atveju, tipo, ne tada, kaip čia, vaikystėje gal labiau buvo traktuojama toks kaip tiesiog, tipo, bim bim bam bam. Toks, jeigu tu nori raumenų, tu eini tenai. O prieš kiek laiko? Ką žinau, prieš gal 1,5 metų. Tai va, gal po podcast'o vėl pradėsiu. Aš asmeniškai pradėjau nuo turnikų. Aš ėjau vakarais prie Balto tilto, prie to edukologinio universiteto, kur yra, ir aš ten naktimis tiesiog atšelindau. Daug kas negali pristrukimo net padaryti. Tai aš irgi negalėjau. Bet Kristina kažkur pradeda. Jo, aš irgi negalėdavau. Irgi nuo kažkur pradėjau. Tai aš darydavau tada tos Australian pull-ups, kol galėjau padaryti paprastą.
Tai tiesiog tada su kompanija daryk arba viena, kur daugiau privatumo. Mano gal buvo main tikslas, ką aš bandžiau jums pasakyti, kad aš supratau po to laiko, kad džimas tiesiog nėra mano vieta ir aš šoku nuo vaikystės ir aš šiaip labai aktyviai lankydavau anksčiau baseiną, aš 4 kartus ėjau į baseiną, tipo, which šiaip yra didelis krūvis. Aš nežinau, tai skiriasi nuo džimo visiškai, tai yra visiškai, kitokia veikla ir taip toliau, bet pavyzdžiui, aš šokau nuo vaikystės ir dabar aš per savaitę šoku 4 kartus. Ir aš suprantu, kad man to fizinio krūvio, man pilnai užtenka. Tada gerai, aš dar savaitgaliais kartais ten nuvarau kokį pilatesą, kartais pabėgioju, taip toliau. Dabar nebėgioju, nes šalta ir aš tiesiog neturiu motyvacijos prisiverst. Čia jau mano problema, aš tiesiog surandu excuse ir pateisinimą savo. Bet aš tiesiog, ką supratau ir galbūt, kad labai dažnai būna džimai idealizuojami. Bet tiesiog tai nėra visiems, žinai? Aš sakyčiau, tie, kurie sako, kad džimas yra ne man, aš esu beveik 100% įsitikinęs, nedaug, kad jie nepatyrė to momentu, kur aš matau, kaip mano bytskė auga. Nes kai tai įvyksta, tai žinokėsi hook. Bet ar tai yra pagrindinis dalykas sporte? Nes, pavyzdžiui, daugiausiai žmonių nesulaukia to momento, yra toks dalykas vadinamas newbie gains. Kai žmogus ateina į džimą, arba net ir ne į džimą, ten, pavyzdžiui, kaip plaukimas, per plaukimą nugarą labai dirba. Pavyzdžiui, tiesiog, kai žmogus pasportuoja gerą mėnesį, tiesiog raumenis, pradeda priprast prie to krūvio ir jie, aišku, auga. Ir tie newbie gains, jie būna, net, galim sakyti, pats didžiausias raumenų paaugimas per visą laiką. Jo, jeigu grafiką, tai vyksta raumenų. Jo, jie pašoko, po to, jeigu tu eini toliau sportuojant, tai jie po truputį karočią auga. Ir tiesiog, aš rekomenduočiau žmonėm, jeigu nori pradėti džimą, tiesiog bent pasportuoti gerą mėnesį, bent, taip normaliai ir pamatyti tada daug progresų. Tiesiog, čia toks kaip ir traileris, kas galėtų būti, žinai, ateityje. Tada jau sunkusis dalykas yra išlikti jau, kai baigėsi tie newbie gainsai. Nes kas po to būna nutinka žmonėm, kad baigėsi newbie gainsai ir tada jau reikia toliau karčelinti ir didinti svorį. Ir tada reikia progreso. Versti save valgyti, kad būtų iš ko augti. Ir tada čia bulkinimas? Nebūtina bulkinti. Jeigu nori priaugti svorio arba jėgos, visais atvejais turi valgyti beveik. Nebent ką darai. Šiaip visą laiką turi valgyti. Aš turiu minį daugiau valgyti. Tas tik tokia, pavyzdžiui, matęs Winter Arc Bulk. Tiesiog, juokingas dalykas, kur žmonės valgo nežmoniškus kiekius maisto. Pavyzdžiui, irgi ten kėliau tik toką, kaip 10 kiaušinių valgau, bet čia tipo dėl tik toką. Ir beje, pavyzdžiui, kur kelia, ten atskleis savo paslapis dabar. Nebūtina tiek daug valgyti, tiesiog tu sportuoji ir svarbiausias dalykas, žinai, bet surink tą protein gaulą. Žinai, ten kokių 200 gramų proteino ir viskas. Aš tai 2 dalykus galiu pasakyti. Man, pavyzdžiui, valgyti žiauriai sunku. Aš turiu pastoviai persivalgyti, kad bent kažkiek priaugčiau ir aš sėdžiu 7-5 kilų toj svorio kategorijai jau pusę metų, nes man tiesiog valgyti neišeina. Aš arba daug prisivalgau ryte ir tada nebevalgau tą pačią dieną ir dar rytoj tikriausiai nevalgysiu. Arba aš nevalgau. Žodžiu, tai yra sunku. Ir tu sakai, tu turėjai viršsvorę. Tai tau gali būti, kad yra tiesiog su metabolizmu lengviau biški priaugti. Nes aš, pavyzdžiui, visą laiką plonas buvau. Metabolizmas mitas yra. Ne. Aš tai nesitikčiau. Čia kaip sakyti, kad genai yra tas dalykas, kuris tave stabdo, kad taip, tai yra nesąmonė, tave stabdo tavo pastangas. Tiesiog, suprantas, metabolizmas galis egzistuoja, galis yra skirtingas pas skirtingus žmonės, bet tu jį gali pakeisti. Jisai nėra, kad užstatytas ant kažkokio nustatymo ir jisai nesikeis pas tą gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu tu pradėsi daugiau valgyti, pas save tuo pačiu ir metabolizmas keisis. Tada tau reikės mažiau valgyti arba reikės daugiau valgyti. Nes pasakė, žmogaus kūnas kaip programa, kurią gali keisti. Bet tai nebūna taip, kad, kai tu, tarkim, intensyviai labai daug sportuoji, tu vis tiek tavo tas santykis su maistu, kaip jūs čia kalbat, jisai keičiasi kas kažkiek laiko, ar tu priaugi svorio, ar numeti svorio, jisai yra nepastovus. Ar nėra lengva tiesiog apskritai žmonėm susigadinti savo santykį su maistu, nes čia yra labai ta plona riba, tarp to, kad tu jautiesi gerai sportuodamas ir siekdamas savo bitskių, ko aš nesuprantu ir aš paskui jums pasakysiu, kai jūs pakalbėsit. Bet kitas dalykas yra toksai, kad, tas santykis su maistu ir apskritai savim, ar neįmanoma greitai
peraukti iš to fainumo į tą tokį čia labai nesveiką dažna savęs problema, kontroliavimą. su kuria žmonės dažnai susiduria, kai, pavyzdžiui, tiesiog galvoja, kad, va viskas ateina vasarą, pavyzdžiui, tu reikia ryškintis, žinai, nori to six-packą turėti. Ir tiesiog žmonės pradeda, iš vis nieko nevalgyti, arba valgyti tik tais, grinai, ten ryžiai, vištieną, be jokių prieskonių, be padažų ir jokių tipo snacksų nevalgo. Tiesiog, grynas ant tūną ir viskas. Ir labai dažna problema, žmonės, žmogus negali taip ilgai tiesiog mėnesius su tokiu maistu būti. Ir dažniausiai kas atsitinka, tiesiog jie vieną kartą pagalvoja, suvalgius tą čipsų pakelį, suvalgo čipsų pakelį ir po to vėl prisivalgo ir tada vėl viskas tada nusiresetina ir tu per naują turi daryti. Tai tiesiog ką reikia padaryti, tiesiog leist truputį pasilepint ten per dieną ten kokį šokoladuką suvalgyti ir tiesiog kūnas, žinai, gauna tų cukraus kiekį ir važiuoju toliau. Ir tau taip pat, ar šitas maisto santykių susigadinimas, aš skaičiu, čia tiesiog pasikeitimas yra, nes anksčiau ir vėliau, mes visi, ne visi, yra žmonių, kuriems iš karto blogai, bet daugeliui paauglių jie gali valgyti kaip ir ką nori paauglystėje ir jie tikriausiai nepriaugs tiek daug, kiek jeigu jie valgytų, kai būna suaugę. Tai tada jie valgo kiek nori ir paauglystėje jie nepriauga, tada hitina adult life, jie prisivalgo, priauga ir tada jie turi vėl laikytis dietos, tai tada galima sakyti vėl santykiai sugadinti. Tai ar nebūtų geriau tiesiog pradėti eiti salę ir tada valgyti daugiau, nes reikia, bet kartu dar tas maistas tau padeda ir tu nekovoji prieš jį, kad nevalgyt. Man tik sėkingiausias žmonės, kurie ant bėgtokio bėgioja ir kurie yra bėgtokiai, kur rašo kiek kalorijų išdegini. Ir jie ten, pavyzdžiui, surinka 500 kalorijų, kad išdegina, bam, nusipirka kažkokį sneką, kur 500 kalorijų, čia tipo, visiškai, čia skirtingi dalykai, čia nesiskaito, kad tu išdeginas kalorijas, tu suvalgysi ten kažkokį sneksą ir tu tipo jie nesiskaito. Man atrodo, eina į skirtingus dalykus. Šiaip apskritai galbūt, tas visas kačialkų ir džimų dalykas, ką aš jau mėginau anksčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, džimas ir tas pats, nežinau, tarkim, plaukimas, tinklinis, badmintonas, futbolas, whatever, tipo, čia yra visiškai skirtingas dalykas ir man gal kas atrodo, kad dažnai tas, kad tu nueini į džimą, tai dažniausiai būna tik tais dėl savo išvaizdos, o pavyzdžiui, aš sportuoju aktyviai, aš lankau šokius, tipo, ir aš visą gyvenimą lankau šokius. Dauguma žmonių to neskaito kaip sporto, bet okei. 100% sportas. Jo, žinai, dažnai tai būna dėl to, nes kai žmonės nepabando, jie nežino. Bet jo, ir žinai, ir aš matau tos augančius raumenis. Jo, aš matau problema, jeigu aš nematyčiau dėl to, nes vis tiek aš stiprėju su kiekviena ta treniruotė, žinai. Jo, aš gal kartais ten mažiau kažkaip įdedu energijos ar dar kažką, bet, turiu omeny, kad dažnai tiesiog žmonės turi tą tokį toksišką santykį su savo kūnu. Man taip atrodo, kad, tipo, dažnai džimas sugadina tą visą, nežinau, santykį. Aš skaičius kaip tik pagerina. Nuo žmogaus priklauso. Tipo, arba sugadina, arba padeda. Daugelis, sakyčiau, būna nesportuoja ir jie nekenčia, kaip jie atrodo, jie pradeda sportuoti, kilnoti. Jie jau pradeda matyti, kad čia kažkas darosi, jau pabiški supermenas. Ir tada kaip tik santykiai su kūnu būna labai geri. Yeah. Ir tada arba tai išlieka, arba jie pradeda lyginti save su kitais Instagram'e kokiam nors. Ir tada tiesiog body dysmorphia atsiranda ir jie savęs vėl nemėgsta. O čia kartais nėra mūsų visų pradas, tiesiog žmonių save lyginti su kitais. Tai reikia atsiriboti nuo to. Jau geriau save lyginti su savim, kuris buvai prieš kažkiek laiko. Geriau lyginti save su savo pampu džime. Jo, čia geras. Nežinau, man tai asmeniškai labai sunku buvo pradėti sportuoti. Aš irgi kažkada į džimą jau, čia prieš porą metų gal. Aš galvojau, kad aš ėjau dėl to, kad aš pati savo nepatikau ir kad norėjau sveikesnį gyvenimą pasiekti. Ir tada, aš tiesiog turėjau metų prenumeratą, tai aš turėdavau eiti. Ir paskui, man taip kažkaip sunkiai gavosi eiti, nes pastebėjau, kad prisiversti save daryti tai, kas man kaip ir nelabai patinka, nėra pašiūrės, kaip pavyzdžiui tinklinis. Aš visą vasarą tinklinį šią pražaidžiau. Tiesiog nerealus laikas buvo, bet eiti į džimą ir kiekvieną kartą atrodo tokią pačią rutiną daryti. Dar ypač tuo, kad bijojau kažką naujo išbandyti ir kaip ir neturėjau, kas man padėtų. Kažkaip taip stabdė mane. Didžiausia klaida, kad žmonės nustoja į džimą vaikščioti dėl to, kad jų rutina grinai visą laiką tokia pati. Nes kai rutina tokia pati džime,
tiesiog rūmo pripranta ir jisai nebeprogresuoja, dėl to reikia raumenį šokint ir keisti rutiną ten kiekvieną mėnesį. Keis pratimus, ir kiekvieną dieną negali to pačio daryti. Aš su tuo visiškai sutinku, bet pavyzdžiui, jeigu tu bijai kažką naujo pabandyti, kaip Milda sakė, kad jį galvoja visą laiką, kad traumą kažkokią gaus. Man mama yra turbūt tą stereotipą tokį įmušus, kad aš galiu persistengti ir dėl to aš bijau bandyti kažką, kad nebūtų ten traumos. Nes, pavyzdžiui, mano vienas draugas irgi jis eina į džimą su kitu savo draugu, kuris irgi eina į džimą ir jam ten viskas kaip ir gerai, bet jam iš to viso džimo išsivystė liga kažkokie žodžiai. Ne, tai faktas, reikia viską daryti, žinai, atsargiai, kaip priklauso. Negali tiesiog šokti ten bet ką. Tu pats klausai kažkada pagalbos, pavyzdžiui, iš tų džime esančių žmonių? 100%. Nu, tai aišku. Nežinai visą laiką viską. Aš nesu, kad ateinu, bam, viską. Atėjau džimą, man grinai įrašė visą informaciją, ne? Taigi, ten pamatau, kad kokį pratimą daro, ir aš ten pats, žinai, jaučiu, kad kažkas ne taip, kad nesijaučia raumens, tam darau kojas, jaučiu krūtinę, žinai. Ir tiesiog paklausiu patarimo. Jaučiu bench pressą atsiradai, gal ne? Paklausiu patarimo kokio draugo, žinai, ar pažįstamo, kuris daro ir viskas. Tiesiog didžiausia problema, kad žmonės susiduria, tiesiog bijo prieiti prie žmogaus ir paklausti, kad padėtų jam. Ja. Ir taip pat džime tie didžiausi pacai, jie dažniausiai būna draugiškiausi. Nes jie supranta, iš kur tu atėjai. Atsimenu, laukiau daryti kojų treniruoklio vieno ir toks bičas nurimtas, čia didelis, kramto gumą. Aš tik sutinsiu, pasižiūri mane, aš sakau, kiek dalyko. Ai, tai tuo vienas gali prisijungti, tai sakau, okei. Ja. Palaikysim, atenai, tu. Man tai gal dažniausiai, tipo, žinai, man atrodo, šiaip panom ir bičiam džimas yra vapšė skirtingas experiences. Čia irgi, čia šitą reikia nepamiršti, nes pavyzdžiui, man būna taip, aš atsimenu, kai aš vaikščiau ten metus ar ten kiek į tą džimą, aš atvarydavau, tipo, į džimą ir kai toks ateina prie tavęs be kaklo, blemba, kaip man baisu būdavo, aš galvojau, viskas, man baisu, man tiesiog būdavo baisu ir tada aš galvodavau, kodėl aš čia einu, ar aš, tipo, tiesiog noriu, tipo, žinai, iš aplinkinių gauti tą, kad, okei, respektas, tipo, tu varai į džimą ar ten dar kažką, ar aš varydavau dėl to, kad man actually būdavo gera. Bet kur atveju tai yra gerai. Bet tuo pačiu, pavyzdžiui, vasarą, kai tu sakai, geriausia džimą pradėta, ne? Jo. Kodėl džimas? Kodėl, pavyzdžiui, ne koks dviratis? Tai šiaip, kai tu sakai, kad panom ir čiūvam skiriasi, tai skiriasi tuo atžvilgiu, kad yra tas dalykas, kuris mums padeda atsigauti mentaliai. Tai čiūvam padeda fizinė veikla, o panom visokie menai ir panašiai. Ir išsikalbėjimas, savęs expressionas. Tai tiesiog per skirtingus dalykus pasireiškia, tai tu auginti Byckę neturi tokį didelį entuzijazmą kaip mes dviese, bet tai vis tiek padeda sveikatai. Ir koks skirtumas, ar tu tai darai dėl kitų pripažinimo, ar tai darai dėl to, kad tau patinka? Nes man atrodo, tai vis tiek tave tobulina. Koks skirtumas? Jo, bet geriau tai dėl savęs daryti. Tai yra tavo kūnas ir tu vienas su juo turėsi gyventi ir mirt. Ir žinai, ir toks tipo, jeigu tu tai darai dėl kitų pripažinimo, tarkim, tu varai ne į džimą dėl kitų pripažinimo, tu sportuoji dėl kitų, tada, kada nebeliks tų kitų pripažinimo, tavo greičiausiai arba motivacija nukris, arba kažkoks self-fulfillment, tiesiog jisai dingsta. Tai jo. Nes tada tu tavo, tipo, pusės to fainumo nebelieka realiai. Nebelieka to suporto, kurį tu turėjai, žinai. Jo, bet dar su džimu, kas būna, aš sakau, reikia pahitinti tą momentą, kai matai progresą. Nes gal iki tol darysi dėl kitų pripažinimo, bet po to, kai jau pamatysi, kad čia aš nešvaistau laiko, tai tada jau automatiškai ir pats norėsi daryti. Ir ten, kaip sakiau, realiai dariau vasarą dėl savo mental state'o. Tai man tas pasireiškia beveik iš karto, kai pradėjau vaikščioti. Todėl man buvo ypač lengva išlikti. Ta prasme, kad tu naudoji. Genai, aš greit mačiau rezultatus, bet aš vasarą paprastai būna ta summer depression. Tai tiesiog gaidys. Summer? Ne. Man būna vasara. Man vasara būna žiauriai blogai. Ruduo. Rudenį irgi košmaras, bet rudenį košmaras dėl mokyklos. O vasara tiesiog, nežinau, kas yra, tiesiog blogai, nėra to inkaro. Ir aš tą vasarą pradėjau kačelint ir žiauriai šauni vasara, visa. Tiesiog for no reason. Tokia pat vasara, tik tais, kad prisidėjo džimas.
ir buvo nuostabu. Gal dėl Vis tiek to, kad kažką daugiau veikia. Jo, gal žinai, gal tu tiesiog turėjai tą tokį, kad, tipo, nu šiaip fizinis krūvis, kaip čia, mus daro laimingesniais savo. Nu tai va. Tiesiog dėl to. Nu tai gerai. Bet Čia priežastis eiti į džimą. Va dėl ko, sakau, dėl ko aš labai nesuportinu džimų, dėl to, nes man atrodo, kad šiaip, va tarkim vasarą, ne, ar kokią, ar nežinau, nu tada, kada leidžia oras, tipo, Lietuvoj, tiesiog, tarkim, varyti dviračiu ar ten žaisti tinklinį lauke, tiesiog apskritai daryti kažkokias aktivitys lauke yra žymiai geriau ir žymiai greičiausiai fainiau daugumai žmonių, netgi turbūt žymiai, tai pasakyti tą patį. Nes, žinai, nueiti, tipo, į džimą ir sėdėti, aš nežinau, gal jums yra kitaip, gal čia tiesiog mano įsivaizdavimas, bet, tipo, nueiti vasarą į džimą ir tenai sėdėti, nu man toks, tavo, aš biški jausčiausi kalta. Žinai, kaip aš straglinau, aš vasarą galvodavau, naisiu rytais į džimą. Ir aš naidavau rytais ir tada grįždavau su skaudančiais raumenim ir aš visą dieną nebenorėdavau daryti. O man dar yra toks dalykas, kad aš pasportavus miegoti iškart noriu. Tai tas iš karto tai visą dieną nuhitindavo žemyn. Nu, tai... Bet jeigu sportuočiau vakare, tada žmonių kaip priešikta, kaip tu sakai, arba vakare dažniausiai nori, žinai, susitikti su draugais pahengiauti. Tai tada prioritetai. Taip, čia disciplinos ir prioritetų klausimas. Taip pat, jūs mėgaukitės to raumenų skausmu, tai reiškia, kad jūs nešvaistot savo laiko ten. Jo, čia geras dalykas, jeigu skauda. Jeigu skauda, reiškia sauga. Žinokit, žiauriai užknisa, kai būna ateini į džimą, ten liftinė atrodo, kad to išsijungs, apsivemsi ir kitą dieną nieko nejauti. Man tai žiauriai nepatinka tai. Ir dar plus reikia valgyti po to belikį. Man tai būna, kad jaučiu, kad apsivėmi tūlį gerai toliau sportą. Na, man tai dar nebuvo. O čia nėra biški toksiška, taip, slightly. Ne, čia labai gerai raumenys. Ką daryti žmonėm, kurie nevėmė? Nu, tai liftin daugiau. Bet čia ne visiems, tai man čia jau reikia pasiekti tą lygį, kad tiek stipriai sportuoja. Man rodos, nesu girdėjęs, kad panom tai būtų buvę. Panom, nu, per kojų treniruotę tai visko būna. Ne, nu, per kojų tai nuo laiptų nedėlėt lengviau. Nežinau, čia turbūt bus unpopular opinion, bet man kojų dienos labiausiai patikdavo. Nu, tu pana. Tokiu. Mano visom draugėm merginom, apart tų, kurios nori atrodyti kaip bičiai, tai jam irgi labiausiai patinka kojų diena, kas galėjo pagalvoti. Aš noriu turėti V-taperį, tai man patinka daryti rankas ir krūtinę ir nugarą. Man patikdavo daug, kai mano draugas kai aš jis sakydavo, kad dabar jam kojų diena, aš sakau, o tai fainai labai. Sako, tu pateik padaryk, tai dariau, man patinka. Tai toks, žinai, geras jausmas, kad tu gali pasakyti, kad aš esu darius ir man patinka. O ne tai, kad čia, tipo, žinai, for fun pasaky, kad nice, cool. Bet čia... Ne, bet jo šiaip merginas, nu, aš kiek pasivėjau, tai nedaro viršutinės kūno dalių. Nu, ten nereikia jų daryti. Nu, tipo, reikia, bet nedaro. Kodėl nereikia? Nu, čia priklauso, kas tau yra grožis. Man, pavyzdžiui, nėra gražu panos, kurios turi tokią pat didelę krūtinę kaip ir čiūvai. Arba, nu gerai, net ne tokią didelę. Bet kur matos, kad treniruoja krūtinę, aš to nenoriu matyti. Tegul ten nieko nebūna. Ten jau yra, kas turi būti. Čia gal tu nenori, bet gal, žinai, panas nori. Tipo, nu tai gerai, tai čia jeigu jos tikslas, tai okei. Tegul, tipo, jinai būna tombojus ir kačelina kaip pacas. O, stereotipai, labas rytas, okei. Taip. Aha. Bet, nu, tikrai daugiau panų aš pažįstu, kuriam yra gražiau turėti didelės kojas ir didelį užpakalį, negu turėti milžinišką nugarą ir krūtinį ir vaikštų tokiem būt. Bet tai nebūtina sportuoti taip, kad tau ten būtų išsikišę visi tie sparnai, kaip sakoma. Tai galima ir tiesiog dėl tų, nu pavyzdžiui, man dėl šitų gydytojos patarimo reikia nugarą treniruoti. Nu tai jeigu dėl gydytojos patarimo, tai of course, bet jeigu tu neturi kažkokių gydytojų nurodymų ir tu eini į salę tik tam, kad pagerint savo išvaizdą, mano nuomonė, panom reikėtų treniruoti tricepsą, kad nebūtų to flyby mėsos, kaip pajudina ranką, ir kojas. Nu ir dar apatinę nugarą. Tai va, mes vėl prieinam tą dalyką, kas šiaip man gal šlykštų šitą dalyką girdėti, nes kad vėl, tipo, sportas yra apie grožį ir sportas nėra tam, kad tu jaustumės gerai. Žinai, ir tada toks, tipo, man šiaip atrodo, sugriūna visas tas reikalas, tipo, tas visas idealaus kūno paveikslėlis, nes irgi, tipo, tu iš to, nežinau,
matydamas kūną kaip tik tais, nežinau, tobulą kažkokį dalyką, kažkokį siekį, tu tiesiog gali antiek save nusivaryti, kad, kaip sakoma, į dausas tenai, nevaryti per pertrauką pavemti ir tada vėl pakačelni. Tipo, man atrodo, kad, viskas turi ribas ir čia toks irgi. Bet, tu realiai aiškiai nesi daug į džimą vaikščiais, nes jeigu sportuoji, yra limitas, kiek tavo kūnas gali pasiekti. Ir po to, jeigu daugiau darai, tu realiai švaistai laiką. Tai čia, jeigu jau realiai yra visiškas obsessionas. Tu čia nori pasakyti salėje limitas, kiek tu, per vieną treniruotę? Tu tikrai žinai diminishing returns, kad kuo daugiau liftini ten setų, tarkim, krūtiniai, tuo mažiau tu gauni hypertrophy, stimuliavimą. Tai ateina laikas, kada jau nebeapsimoka daugiau daryti, nes tai nieko nekeičia, tavo raumuo jau vis tiek yra damuštas. Tai čia, sakau, čia jau kažkas su pačiu protu negerai. Bet tai čia faktas, bet tai 90% žmonių jie net nepasiekia to limito, kad jau raumuo jau naikinasi. Tai aš suprantu, bet čia apie ką kalba Rugilė? Milda. Labas. Bent jau vieną. Nes tai, ką jinai kalba, tai kad turiu laisvo laiko, tai dabar aš kilnosiu ir tada ten manęs nieks nesustabdys. Ne, aš sakau tiesiog gal apskritai, aš kalbu apie visą sportą, aš nekonkretizuoju džimą, man tiesiog atrodo, kad, tai, kad ką jūs kalbat ir šiaip dauguma žmonių, kurie, tarkim, eina į džimus arba labai intensyviai sportuoja, kad jie sportą mato tik tais kaip, nežinau, kaip priemonė siekti idealaus kūno, o ne jausis gerai, nes man atrodo, kad su tuo idealaus kūno siekimu tu tiesiog dažnai turi netgi didesnę dalį kentėti ir nesijausti gerai sportuojant, kas man tipo... Tai čia faktas, bet tai čia labai priklauso, ko tu sieki. Pavyzdžiui, jeigu tu ten, pavyzdžiui, kaip sieki kultūrizmo, tai aišku, kad tau užlipt ant salės ir, norint laimėti tas varžybas, tai aišku, tu turi praeiti pro daug ten, tu nesijausi gerai ant salės, atrodydamas, visas toks sausas, bet aišku, tu jausies geriau, kai tu, nebūsi toks. Jo, bet gal aš tiesiog, ta prasme... Čia nuo tikslų priklauso. Pavyzdžiui, jeigu žmonės tiesiog sportuoja, tai jis sportuoja ir dėl grožio, ir dėl jautimosi gerai, tai jiemgi nereikia badauti. Ir taip pat grožis ir jautimasis gerai, jie eina susikibę už rankų. Ir geri dalykai gyvenime, jie neateina lengvai, dėl jų reikia vargti. Čia nėra žaidimuose, kur character selection ir gali ten pasidaryti kaip tik nori. In real life dėl to reikia dirbti. Tai jo, aš tai suprantu, man tiesiog atrodo, kad visur yra tas yin ir yang, kaip tu sakai, bet, ta prasme, man atrodo, kad dažnai žmonės grožį iškelia didesnį prioritetą negu jautimasi gerai. Ir tada, ar sportas iš esmės nepraranda savo... Prasmės? Jo, savo prasmės. Tu sakai, kad sportas turėtų būti tik dėl jėgos, realiai. Ne, jautimasi gerai. Jeigu aš gerai jaučiuosi, būdamas gražus. Gerai. Bet tai dažniausiai ateina su savęs lyginimu ir kitais dalykais. Įsiterpsiu. Galima įsiterpti. Aš nesakyčiau, kad sportas yra visiškai 100% tas, kuris pavers tavo grožį ir tavo jautimasi gerai. Nes vis tiek įeina ir tavo psichologinė savijauta. Tu sakai, kad tau padeda džimas, ne? Jo. Bet kitiem, pavyzdžiui, galbūt vis tiek yra iš aplinkos ateinančių, nebūtinai tas pats lyginimasis, bet tiesiog kažkoks mindset, kurio tu nepakeitęs, tu vis tiek gali ir nematyti to savo grožio. Arba, pavyzdžiui, tu gali sportuoti kiek tu nori, bet tu vis tiek visiems neįtiksi. Nes vieniem galbūt patinka kaip tik tie tokie labiau, kurie turi to lašinuko, galima sakyti. Kitiem patinka, kurie ten turi raumenų. Kitiem patinka tiesiog balansas. Tai čia tada, jūs patys sakėt, čia tada jau reikia žiūrėti, kas tau patinka. Jeigu žmogui, kuris sportuoja, yra gražu raumeningas kūnas, tai gal sportuoja ir turi raumeningą kūną. Ir jis besijausdamas raumeningas ir gražus, jausis gerai lygiai taip pat. Aš dabar esu žymiai labiau laimingas savo kūne, negu prieš kokius 5 metus, kai dar nesportavau ir buvau stikmenas. Man regis šiaip, dažnai, kaip čia, tas visas apskritai to sporto jautimosi gerai ir grožio santykis, šiaip, sakau, ateina tiesiog kaip ir iš aplinkos ir taip toliau. Pavyzdžiui, pas mane klasėje yra, žiauriai daug sportuojančių žmonių, bet kita yra dalis, kurie, pavyzdžiui, nesportuoja.
Ir dažnai, žinot, tipo, būna, tokie netgi, ne tai, kad patyčios, bet tokie pašiepimai. Tokie, tipo, friendly, bet ne friendly pašiepimai, tipo, tai davai čia. Vėl nesportuoji, tu mėnesį neįeik kūno kultūrą. Arba, jo, pavyzdžiui, apie kūncę būna irgi tas dalykas, kur, tipo, kaip jums atrodo, ar apskritai kūno kultūra makes sense ir ar apskritai, tipo, ar mokyklos sportas yra gerai ir ar tai nepaverčia, pavyzdžiui, nesportuojantiems žmonėms, kurie apšiai nesportuoja, ar tai nepaverčia sporto pragarų, tipo? Tipo, jiem, pavyzdžiui, mūsų, priklausant labai nuo mokyklos, ta kūno kultūra ir nuo mokytojų, pavyzdžiui, mūsų mokyklų, tai, wow, yra tokia Roma, shout out, jeigu žiūrėjai. Aš čia turėjau 2 metus kaip mokytoja, tai tu ateini kūno kultūrą ir tu ten kaip kariuomeniai, tu sako, tipo, stokis linija, ir tu ten šokinėjai, tipo, tu 2-5 minutės be perstojo varai. Ir, tipo, žmonėm, kurie sportuoja, tipo, jie supranta šį dalyką. Ten, aš, žinai, mano draugai, kurie ten krepšininkai ir taip toliau, jie supranta, bet, pavyzdžiui, tie, kurie nesportuoja, žmonės, kur, turi overweight, žinai, sėdi, dažniausiai savo laiką praleidžia ten prie kompiuterio namie, jie nesupranta, bet jiem to reikia, nes tiesiog kūnas be sporto, užsisėdėjęs, tiesiog jis taps nesveikas, gali atsirasti labai daug problemų tiek su raumenim, tiek su sąnariais, tiek šiaip sveikatos problemų. Dėl to ir nesupranta, nes tiesiog, dėl to, sakyčiau, nereiktų tikrai kūno kultūros panaikinti, aš kaip tik sakyčiau, reikėtų ją dar pastiprinti, kad suprastų žmonės. Nes jeigu jie nesportuoja patys, jie turi bent kažkokį fizinį krūvį gauti. Jo, mokyklos kūno kultūra yra tos pamokas. Čia neklausimas, ar gerai ar blogai. Aišku, tai yra gerai. Žmogui reikia fizinio aktyvumo. Čia problema yra su mokymo programa, kad kūno kultūra yra kaip mokytojas nuspręs. Pas mus mokyklai kūncė yra tave vertino nuo to, ar tu ateini apsirengęs. Jo, pas mus irgi. Kas čia nesąmonė? Tai arba tada turėtų daryti įskaitas, kad vertina įskaitą, jeigu žmogus stengiasi, arba jeigu jis actually matos, kad turi raumenų, kad jis sportuoja laisvalaikį arba kažką. Tai ką jam iš karto tipo įrašo, bet žinai, tada paima... Mane užnisa, kad aš gaunu iš kūncės 4, vien to, kad aš pamiršau pasimti aprangą, kai aš aiškiai sportuoju ir čiui geriau atrodau už daugelį mokyklai, o panos, kurios nesportuoja, bet jos pastoviai ateina ir jos ten sėdi ant suoliuko, jos per kūno kultūros pamoką net nesportuoja, tiesiog sėdi telefą, bet su apranga, jos gauna 10. Man tai čia atrodo nesąmonė. Bet man šiaip atrodo nesąmonė, kad tu lygini sportuojantį žmogų su nesportuojančiu. Kaip tu gali todėl sakau, lyginti, čia tas pats, kas meną, žinai, vertinti. Taip, todėl sakau, lyginti pastangas tada. Okay. Kad tas, kuris stengiasi, tas gauna gerai vertinimą. Gerai, bet tai žiūrint į kūno kultūrą, tai tavo mergina pasistengia, nes jie apsirengia. O tu ne. Gerai, dabar, ar čia dabar taip, nežinau, man tai čia atrodo kaip nesąmonė didžiausia. Tipo, savo... Prikolas buvo, viskas gerai. Okay. Gal ir ne. Čia apgailėtina tiesiog. Negaliu, mane trigerina. Nežinau, aš tai esu asmeniškai už sportą, nors turbūt jeigu klausytų kažkas iš mano klasės arba kas mane pažįsta, sakytų, taigi tu nevaikštai kūno kultūrą. Nevaikštau todėl, kad tai gavosi jau kaip įprotis nuo pat gal 9 klasės. Aš nežinau, kas ten man nutiko, bet man rodos gal net ir nuo 8, kai tas visas karantinas žodžiu sugadino viską, nes aš anksčiau tikrai vaikščiodavau į kūno kultūrą, kai buvau mažesnė, dabar kažkaip ir aptingau ir tuo pačiu metu, nežinau, gal kaip ir trauma tokia galvoj vos, žinai, ten kažkur pasislėpus, nes pavyzdžiui... Kažkas ten žiūri, kažkas ten dar kažką. Labai priklauso dar pamokos ne tik nuo tų, kaip ten mokymosi sistemų visokių, ką mes ten darom per tą kūno kultūrą, bet ir nuo pačių mokytojų. Nes pavyzdžiui, 9-10 klasėje turėjau tokią mokytoją, kuri, atrodo, tavęs net gal ir stengdavo supras, bet tuo pačiu ir ne, nes pavyzdžiui, mes turėjom tokį atsiskaitimą gimnastikos, žodžiu, ten daryti žvakę, ten tiltuką, kulverščius, pirmyn, atgal. Aš, pavyzdžiui, turiu traumą kulverščiams. Aš tiesiog negaliu prisiversti. Aš bandžiau tikrai ne vieną kartą tą į priekį kulverstį padaryti ir atgal, bet man atrodo, kai aš buvau maža, aš kažką, tokio prisidirbau, bandydama gal handstandą daryti ar šiaip kažką, kad aš taip persiverčiau
ir gal aš kažkurio momentu susižiūrėjau, gal ten kažkas, bet aš tiesiog nebegaliu tų kūlveršių padaryti. Ir grinai, tipo, 9 klasėje mes šitą turėjom daryti ir aš ten visą šeikinau, žinai, ir aš sakau, aš negaliu. Ir tada, įgalvoju, kad čia yra kaip ir atmazas tiesiog nedaryti, žinai, nes aš ir taip tuo metu gal 3 mėnesius išėlės nejau į tą kūno kultūrą. Bet žodžiu, ir paskui 10 klasėje vėl tas pats pasikartojo, nes vėl tas pats atsiskaitimas. Ir aš vėl drebu ir man sako, padaryk, tipo, žinai, ir man jau at that point nebebuvo svarbu, aš ten 7 gausiu ar 6, aš sakau, aš negaliu ir aš sėdžiu ir aš verkiu grinai ir visą šeikinu ir man tas experience toks traumatizing dėl to, kad atrodo, kad tada kitos kūno kultūros mokytos irgi negali tiesiog, žinai, suprasti tavęs. Bet vat, ačiū Dievui, 10 klasėje gavom naują kūno kultūros mokytoją, kur yra tikrai žmogiška ir aš, nežinau, tikrai turbūt nežinau šito podcast'o, bet norėtųsi gal net jos ir atsiprašyti dėl savo elgesio, taip pat dėl to, kad aš neteinu ir pasakyti, kad tai nėra jos kaltė. Okay. Aš tai... Nes, tiesiog labai svys žmogus. Pridurčiau, aš tai suprantu, kodėl tu neini į tą kunsės pamokas, ten laiko švaistymas. Jeigu pati bet kas švietimo... sakė, kad kunsės gerai. Kunsės yra gerai. Tu turi omeny idėją. Kunsės pamoka yra padaryta apgailėtinai, kaip ir dailės pamoka. Jo. Ten laiko švaistymas ir mokykla to neslepia, tai kodėl mokiniai turi tam paklusti ir tada eiti ir švaistyti savo laiką. Laikas yra pats brangiausias dalykas šitam pasaulyje ir mes iššvaistom mokyklai. Ir kodėl vaikai nekenčia mokyklos, tas klausimas? Tipo, pavyzdžiui, pas mus dar, jeigu apie kunsę kalbant, pavyzdžiui, aš vakar, aš su savim turiu tokį susitarimą, aš ten tiesiog ateinu, kad ateit, nes aš žinau, tiesiog aš savo užsidedu galvoj pliusiuką, tipo aš sportuoju, aš, nenumirsiu, jeigu vieną kartą neateisiu į kunsę. Ir pas mus yra 2 kartus, tipo, kūno kultūra per savaitę, ir viena yra nulinė, kita yra paskutinė, žiauriai gaidys pamoka. Ir gerai, ir aš tada nuėjau vakar į tą paskutinę kūno kultūrą, tai aš šiandien su savim susitariu, kad, tipo, aš ryte neinu tada į nulinę, nes aš ir taip sportuoju, tipo, ryte. Žodžiu. ir mes vakar, aš nuėjau, nežinau, aš ten sirgau, tipo, dar buvo atostogos, ten taip toliau. Ir aš nueinu vakar į kūno kultūrą ten po, žiauriai daug laiko. Ir tipo aš ateinu, mes darom 2020 metų TikToko challenge. Ten tupt, stopt, bėgt, lėkt, rėkt. Ir aš taip tipo, blem, aš galvoju. Iš kokios mokyklos? Vytauto. Ir aš taip galvoju, okei, ačiū Zita, supratau. O tu dar atsimeni, aš tau sakiau, kad, pavyzdžiui, man, po sporto miego aš noriu žiauriai. Ir tai įsivaizduok, jeigu man kūno kultūra yra pirmos pamokos ir tą dieną aš turiu 8. Tai ir dar tos 8 yra 3 lietuvių, matematika ir 2 chemijos. Čia tiesiog, neįmanoma išgyventi nenorint miego. Jo. O energetinių gert aš irgi nesirašiau, tai nežinau. Šiaip aš būčiau labiau gal už sportą kitokį nei kūno kultūrą. Pavyzdžiui, tos pačius, nežinau, kad būtų galima pasirinkti tokią kaip ir sritį, aš manau, būtų žymiai įdomiau. Tuo pačiu metu, bet skirtingos sritys, pavyzdžiui, kad ir tie patys šokiai dabar, kaip prie menų yra, jie, šokiai tikrai sportas, nes mes ten net daugiau išprakaituojam negu per kūno kultūrą. Bet, pavyzdžiui... tik šokiai labai silpni yra mokyklai, bet, jo. Jo, Pas mus tai ne. Ne? Bajorėlis. Pas mus... Salsa. Ai, ui. Ir breiką. Oi. Geras, pas mus tai tik pramoginiai. Tai. Pas mus ir kubietiškų ten kažkokių yra, ir visų kitokių žodžių. Bet esmė tame, kad bent jau 11 klasėje žiaurinais buvo pamokos visose jau realiai. Dabar tai mokytoja pasikeitė, tai irgi motivacija kažkaip dingo eiti ir tos pačius šokius, bet vis tiek šokiai over kūno kultūra. Bet kada. Aš sakau, tai vat man ir yra tas dalykas, kad čia jeigu taip susumapinus visą šito podcast'o, nežinau, man gal pagrindinė minti, kad, tipo, kad tu neprivalai varyti džymą tam, kad mėgautis sportu, tu gali atrasti pilnai kažkokią kitą veiklą. Bet galbūt džymą verta pabandyti, galbūt tai gera vieta. Aš minėjau anksčiau, kad panom menas ir saviraiška, o čiūvam sportas. Bet tai nereiškia, kad panom nereikia sporto. Menas irgi gali būti sportas. Bet aš turėjau omeny, kad taip, šokiai šiuo atžvilgiu yra ta saviraiška, todėl tau labiau patinka negu čiūvam. Aš pats šokau 8 ar kiek metų, aš nekenčiau, bet
Ne dėl to, kad man šokiai nepatinka, aš mėgstu šokti. Bet, tiesiog tai yra biški skirtingi dalykai. Panas ir čiūvai suvokia kitaip. Šiaip dar žiūrint, ką tu nori pasiekti, ar tu nori, tipo, kaip tu sakai, užsiauginti tos muscles, ar tu tiesiog nori judėti vien tik tam, kad tu judėtum ir nesėdėtum ten visą laiką taip kaip paglys. Čia nuo tikslų viskas priklauso. Taip. Galim dar po paskutinę žinutę pasakyti. Ką išsinešite iš šio podcast'o? Arba ką norėtumėt palinkėti mūsų myliems žiūrovams? Tai palinkėčiau myliems žiūrovam ko? Kad New Year, New Me tikslus įgyvendintų ir kad nebūtinai lauktų, jeigu sugalvojo tos tikslus po naujų metų, kad nelauktų kitų metų, kad jos įgyvendintų dabar. Ir kad išbandyti kažkokią sporto sritį, ar nebūtinai sportą, išbandyti kažką naujo, ir jeigu nepatinka, tiesiog išbandyti kažką kito. Nes vis tiek galutinai atrasit, kas jums patinka. Yeah. Aš sakyčiau, jeigu norite eiti į džimą, tai eikite. Ir nepasiduokite, varykite kelis mėnesius, valgykite daug. Bandykite pastebėti tos rezultatus, būsite tikrai užsikabinę. Jeigu esate panas, varykite su draugiam. Na tai va. Arba vienas. Tipo, jeigu baisu vienomai. Aš tikiu jumis. Čia palinkėjimas savo? Ne, čia buvo, kad jeigu vienas eitų, kad tikiu panom. Ja, iš manęs palinkėjimais gal būtų tokios dvi frazės, kurias skaičiau kažkada knygoje Atominiai įpročiai. Nežinau, ar žinot. Žiauriai gerai. Tai faina knyga. Bet tiesiog vienas dalykas, jeigu išsikeliat didelį tikslą, nepamirškit jo suskaidyti į mažas dalelės, kad nebūtų to burniauto, kaip Donatas sakė. Jo, geriau pasidaryti planą tiesiog, žingsnis po žingsnio. Jo, nes maži žingsneliai link tikslo in the end yra tas visas kelias. Ir antra, tokia kaip citata, ne citata, nes aš tikrai neatsimenu ten žodžiu, bet žodžiu, 1% geriau daryti kažką kiekvieną dieną, jau yra gal 37% ten progresas po metų, sakykime, negu tiesiog nieko nedaryti ir visiškai netobulėti. Tai 1%, bent jau 1% padaryti yra geriau negu nedaryti nieko. Tai. Nuo manęs tai būtų gal toksai palinkėjimas ir šiaip ką aš išsinešiau turbūt iš to podcast'o. Nenusiteikit prieš džimus, bet nebijokit tiesiog pabandyti daugiau naujų dalykų ir tiesiog, kaip ką jis sakė, atraskit tai, kas jums patinka. Turbūt ir vis tiek tas santykis su sportu ir kūnu yra labai labai svarbus visam gyvenimui. Your body to mind connection. Yes. Tai va, čia buvo podcastas Nežmoniški žmonės. Mus rasite YouTube, LR2, YouTube ir LR2 Instagrame. Ir iki kitų kartų komentuokit, žiūrėkit, dalinkite su visais draugais ir lauksim.